Planuojame taikyti muitus užsienyje gaminamoms mikroschemoms ir puslaidininkėms. Jei taikytume 100% ar 200% muitus, su Kinija verslo nevykdytume. Pažangiausios mikroschemos perkamos Jungtinės Amerikos valstijos. Kinija nenori būti atskirta nuo technologijų. 1,4 milijardai žmonių siekia tobulėti. Tai realybė. Kinija tyliai vykdo savo Manhattano projektą, verbuodama geriausius inžinierius pasaulyje, kad atkurtų sudėtingą mašiną susijusią su prekybos karu. Jei Kinijai tai pavyktų, ji nutrauktų vieną paskutinių ryšių su vakarais ir įgytų didelį svertą. Šiandien sužinosite, kas tai per mašina ir kodėl ją sunku pastatyti. Kinijai to dabar reikia dėl priežasčių prasidedančių ne Kinijoje, o Nyderlandų miestelyje Veldgovene, kur dirba ASML įmonė. Tai turbūt svarbiausia įmonė, apie kurią nesate girdėję, esanti šiuolaikinės ekonomikos pagrinde. ASML specializuojasi litografijoje ir gamina puslaidininkių gamybos įrenginius. Be šių įrenginių nebūtų telefonų, kompiuterių, 5G tinklų ir debesijos paslaugų. Taip pat galite pamiršti apie dirbtinį intelektą, jei neturite šių įrenginių. Ir štai kas svarbu. Tik kelios pasaulio įmonės gamina šios įrenginius, tačiau ne viena neprilygsta ASML. Jie vieninteliai pasaulyje parduoda ekstremalios ultravioletinės litografijos įrenginius. Šie įrenginiai spausdina detalės ant mikroschemos, kurių plotis 1/1000 žmogaus plauko. Mažesni tranzistorai leidžia mikroschemoje sutalpinti daugiau skaičiavimo galios. ASML, būdama gerokai priekyje konkurentų, užima 83% litografijos rinkos. G – vertingiausia Europos technologijų bendrovė, kurios kapitalizacija beveik 500 milijardų dolerių. Ji gal ir netokia didelė kaip TSMC, Nvidia ar Apple, bet nemažiau svarbi. BASML ne viena iš šių bendrovių nebūtų tokios sėkmingos, tačiau ASML kelia problemų Kinijai. Matote, Nyderlandai yra artimas Jungtinių valstijų sąjungininkas. Ir jei yra kažkas, ko Jungtinės Amerikos valstijos nori iš Nyderlandų, tai kad jie neparduotų ASML įrenginių Kinijai. Todėl ASML įrenginiai leistų Kinijai gaminti pažangius puslaidininkius. Tai ne tik apie greitesnius Huawei telefonų problemorius. Puslaidininkiai. Dvigubos paskirties technologija tinkama ir civiliniam, ir kariniam naudojimui. Pentagonui blogiausia, jei Kinijos kariuomenė gautų geriausius pasaulio puslaidininkius. Lustai jau plačiai naudojami kare. Jie būtini nuo dronų iki raketų ir naikintuvų, o ateityje gali būti dar svarbesni. Yra reali tikimybė, kad dirbtinio intelekto sistemos perims kovinius vaidmenis. Galime pamatyti dirbtinis intelektas naikintuvus, dirbtinis intelektas karo laivus, dirbtinis intelektas tankus ir dar daugiau. Dirbtinis intelektas gali būti naudojamas vadovavime ir valdyme. Jei šios sistemos bus itin veiksmingos, ankstyvieji naudotojai laimės. Tai reiškia, kad Kinija galėtų užimti Taivanį, jei įvaldytų dirbtinį intelektą. Dėl šios logikos tarp dviejų didžiausių galių vyksta technologinės varžybos, siekiant neleisti Kinijai laimėti. Jungtinės Amerikos valstijos siekia technologijų izoliavimo. Čia svarbus ASML vaidmuo. Dirbtinis intelektas priklauso nuo mikroschemų kokybės. Kuo jos geresnės, tuo geresnis ir dirbtinis intelektas. Štai kodėl nuo 2018 metų Trumpo administracija pradėjo spausti Nyderlandus. Jungtinės Amerikos valstijos teigia, kad Nyderlandai neturėtų leisti ASML parduoti naujų ekstremalioji ultravioletinė mašinų Kinijai. Nyderlandų ministras pirmininkas buvo netgi pakviestas į Baltuosius rūmus ir buvo gana aišku, kad jis ten buvo vien dėl ASML. Nyderlandų vyriausybė netrukus pakluso. Ekstremalioji ultravioletinė mašinos Kinijai niekada neparduotos. Vėliau Nyderlandai suprato, kad tai Jungtinės Amerikos valstijos politikos bruožas, o ne klaida. Joe Bideno administracija spaudė Nyderlandus dar labiau riboti ASML eksportą į Kiniją, įskaitant mažiau pažangius modelius. Nyderlandai vėl pakluso. Per antrąją Donaldo Trumpo administraciją Nyderlandai vėl buvo spaudžiami ir 2024 uždraudė daugiau ASML produktų parduoti Kinijai. ASML yra tik viena dalis. Jungtinės Amerikos valstijos spaudė Japonijos mikroschemų įrangos gamintojas riboti Kinijos klientų prieigą. Kinijai uždrausta naudotis pažangiais Nvidia ir AMD dirbtinis intelektas lustais, o Jungtinės Amerikos valstijos į juodąjį sąrašą įtraukė daugelį Kinijos technologijų įmonių susijusių su kariuomenė. Tačiau iš visų šių apribojimų ASML vis dar yra svarbiausia. Litografija yra ne tik vienas iš pagrindinių žingsnių technologijų tiekimo grandinėje, bet ir toli gražu sunkiausiai pakeičiamas žingsnis. Kad tai suprastume, turime šiek tiek detaliau pažvelgti į ASML įrenginius. Jie laikomi sudėtingiausiais įrenginiais pasaulyje dėl rimtos priežasties. Įrenginį sudaro per 100 000 dalių tiekiamų daugiau nei 5 000 įmonių visame pasaulyje.
Tai labiau primena milžiniškos inžinerinės dėlionės sudėjimą, nei gamyklinės mašinos surinkimą. Įjungus, mašina kas sekundę 50 000 kartų nukreipia lazerius į mažus lydito alavo lašelius. Taip susidaro apie 200 C plazmą, išskirianti ypatingą šviesą. Šviesa labai tiksliai nukreipiama į silicio plokštelę, kad atspausdintų raštus mažesnius nei mato žmogaus akis. Šie raštai virsta tranzistoriais, o ne kompiuterių mikroschemomis, todėl dėl sudėtingumo jų kaina aukšta. Šios mašinos kainuoja apie $250 milijonų naujausios iki $400 milijonų. Jos dydis kaip dviaukščio autobuso, sveria 180 tonų. Pervežimui reikia 3 Boeing 747 lėktuvų. Šio monstro kūrimas truko 20 metų ir kainavo milijardus $. Ji tokia pažangi, kad Kinijai ją atkurti būtų labai sunku. ASML pareiškė, kad supranta įmonių norą kopijuoti jų technologiją, tačiau tai sudėtinga. ASML generalinis direktorius neseniai pareiškė, jog Kinijai prireiks daug metų sukurti ekstremalioji ultravioletinė technologija. Tačiau nepaisant šių iššūkių, Kinija veržiasi į priekį, vien todėl, kad privalo tai daryti, jei nori laimėti technologijų lenktynes. Puslaidininkių savarankiškumas tapo svarbiu Xi Jinpingo nacionaliniu prioritetu. Pekinas nurodė, kad naujose Kinijos puslaidininkių gamyklose bent 50% įrangos turi būti vietinės gamybos, siekiant vėliau beveik 100%. Tačiau Kinija skiria daug lėšų, kad sukurtų ekstremalioji ultravioletinė įrenginius. Kinijos technologijų milžinė Huawei taip pat visiškai prisideda, koordinuodama kitas įmonės, mokslinių tyrimų institutus ir tūkstančius inžinierių visos šalies mastu. Tai Kinijos karinio ir civilinio sektorių sintetikės pavyzdys. Komunistų partija naudoja civilinę pramonę ir karinėms technologijoms kurti. Pranešama, kad Kinija sparčiai žengia į priekį. Šendženo aukšto saugumo laboratorijoje, Kinijos technologijų centre, skelbia Reuters. Kinijos inžinieriai prototipą baigė 2025 metų pradžioje. Jis dar negamina lustų, bet jau generuoja ekstremaliai ultravioletinę šviesą. Tai svarbus žingsnis. Vyriausybė itin ambicinga ir siekia veikiančios mašinos iki 2028 metus. Jie mano, kad 2030 realesnis tikslas, nors tai vis tiek anksčiau nei daugelis tikėjosi. Ekspertai teigia, jog Kinijai reikės mažiausiai 10 metų pasiekti ASML lygį. Įdomiausia, kad tie itin protingi inžinieriai Šendžene iš tikrųjų yra iš ASML. Kinidžiai pavyko pasamdyti būrį išėjusių į pensiją kinų inžinierių, kurie anksčiau dirbo ASML, kad jie dirbtų prie jų projekto. Vienas šaltinis tai pasakė Reuters. Jis atpažino kitus inžinierius iš ASML laikų. Dabar aišku, kodėl jie dirba ir išėję į pensiją. Kinija jiems moka tiek daug, kad sunku atsisakyti. Pasirašymo premijos siekia 3,5 milijonai juanių, $420–700 tūkstančių, su subsidijomis, kad būtų galima įsigyti namą Šendžene. Tai griežtai neteisėta. Visi buvę darbuotojai pasirašė konfidencialumo sutartį su ASML, todėl negali naudoti jautrių techninių žinių kitur. Jie vis tiek naudoja žinias atvirkščiai inžinierizuodami ASML įrenginius Kinijai ir tikėtina, kad išsisuks, nes ASML sunku imtis teisinių veiksmų. Jų buvę darbuotojai dabar gyvena Kinijoje, gerokai už Nyderlandų įstatymų ribų. Kinijos valdžiai akivaizdu visiškai nerūpi ASML konfidencialumo sutartys. Europos privatumo įstatymai riboja ASML galimybės stebėti buvusių darbuotojų veiklą po darbo, todėl neaišku, ar ASML žinojo apie tai. Nenuostabu, kad Kinija nesilaiko taisyklių. Ji garsėja intelektinės nuosavybės vagystėmis, siekdama pasivyti technologijų lenktynėse ir vogdama šimtus milijardų iš užsienio įmonių. ASML jau buvo taikinys. 2019 metai įmonė XTAL nuteista $845 milijonai byloje dėl nuosavybės vagystės prieš ASML. XTAL buvo Jungtinės Amerikos valstijos, tačiau Olandų laikraštis teigia, kad tai Kinijos šnipinėjimo plano dalis. ASML generalinis direktorius paneigė teoriją, bet vėliau pasirodė nenuginčijami Kinijos šnipinėjimo įrodymai. 2021 ASML metinėje ataskaitoje nurodė, kad Kinijos įmonė galbūt pažeidžia ASML intelektinės nuosavybės teisės parduodama produktus. 2023 metų ASML pranešė Nyderlandų valdžiai, kad buvęs Kinijos darbuotojas pavogė jų intelektinę nuosavybę. Vėliau kitas Nyderlandų laikraštis pranešė, kad šis darbuotojas išvyko į Huawei, įmonę, kuri dabar labai glaudžiai bendradarbiauja su Kinijos komunistų partija, kurdama litografijos įrenginius. Nyderlandų žvalgybos tarnybos jau paskelbė pavojaus signalą. 2025 metų pradžioje jos paskelbė ataskaitą, kurioje įspėjo, kad Kinija naudojo plačias šnipinėjimo programas, siekdama gauti pažangių technologijų ir žinių iš vakarų šalių.
įskaitant vakarų mokslininkų bei aukštųjų technologijų įmonių darbuotojų verbavimą. Nyderlandų valdžia peržiūrė jautrių žinių apsaugą, įvesdama griežtesnį personalo tikrinimą žinių institucijose. Pavyzdžiui, ASML. Rūpestį kelia ne tik blogų ketinimų žmonės. Inžinieriai su prieiga prie svarbių technologijų gali tapti taikiniais, jei jų šeima gyvena Kinijoje. Dideli statymai reiškia, kad šantažas įmanomas. Nors įdarbinimas pagal pilietybę paprastai draudžiamas, ASML atveju padaryta išimtis. Nyderlandų žmogaus teisų institutas leido ASML atsižvelgti į pilietybę, priimant įdarbinimo sprendimus. ASML gali atmesti kandidatus iš šalių su eksporto kontrolės apribojimais. Praktiškai tai reiškia, kad ASML galėtų visiškai nustoti priimti darbuotojus iš Kinijos, atsižvelgiant į agresyvų Kinijos siekį. Tai jau pradeda atrodyti kaip išlikimo klausimas. ASML dar turi vilties, nes Kinija dar nepasiekė šio lygio. Anksčiau minėtas prototipas yra maždaug gamyklos grindų dydžio. Kinijos inžinieriai negalėjo tiksliai atkartoti ASML dizaino, todėl jų prototipas buvo kelis kartus didesnis. Jie vis dar sunkiai gamina ekstremalioji ultravioletinę šviesą nukreipiančius lęšius ir veidrodžius lustams. Šias optinės sistemas gamina vienas pagrindinių ASML tiekėjų – Vokietijos įmonė Carl Zeiss AG. Jų gaminiai labai tikslus ir sudėtingi, būtini litografijos mašinoms veikti. Kinija kreipėsi į Chengchuno optimizmo, optikos, tiksliosios mechanikos ir fizikos institutą spręsti šią problemą. Jie siūlo neribotus atlyginimus tyrėjams, galintiems išspręsti šį sudėtingą techninį iššūkį. Tačiau tai tik dalis dėlionės. Zeissas tebėra garsiausias ASML tiekėjas, bet iš viso jų apie 5000. Tai įvairios įmonės, nuo mažų iki didelių, tiekiančios skirtingos sudėtingumo komponentus. Kinija kol kas siekia gauti visus įmanomus komponentus. Jie naudoja leidžiamus ASML įrenginių komponentus ir ieško dalių pas ASML tiekėjus naudotų prekių rinkose. Dažnai Kinija turi apeiti eksporto apribojimus per abejotinus tarpininkus. Kai Kinija gauna šios komponentus, ji paskiria neseniai universitetus baigusių absolventų komandas dirbti prie jų atvirkštinės inžinerijos. Jie turi išmokti išardyti ir surinkti dalis, o sėkmės atveju gauna premiją. Huawei inžinieriai dalyvauja visuose etapuose, gyvena vietoje ir negali grįžti namo darbo savaitę. Jų darbas labai slaptas, kartais net be telefono. Kinijai gali prireikti metų įgyti ekstremalioji ultravioletinę technologiją. Po daug darbo, investicijų ir intelektinės nuosavybės vagysčių, Kinija pasieks šį tikslą. Kai tai nutiks, monopolį praras ne tik ASML, pasekmės bus platesnės. Kinija sistemingai naikina tas sritis, kuriuose vis dar priklauso nuo vakarų. Ir visą tai daroma turint vieną tikslą – įgyti svertų. Pekino idealus rezultatas. Pasaulis, kuriame vakarų ekonomikos vis dar priklauso nuo Kinijos retųjų žemių, baterijų ir farmacijos produktų, kad ir kelis dalykus paminėjus. Tuo tarpu pati Kinija nuo vakarų nepriklauso niekuo. Tokiu atveju Kinija efektyviai galėtų vetuoti vakarų sprendimus. Norite muitų ar paramos Taivanui? Kinija tiesiog stabdo retųjų žemių eksportą ir jūs beveik bejėgiai. Kinijos Manhatano projekto lėtinimas – laikinas sprendimas, atidėliojantis, bet nekeičiantis rezultato. Jungtinės Amerikos valstijos ir Europos sąjungininkams atsakymui reikės savo Manhatano projektų. Suderintos pastangos kiekvienoje strateginėje pramonės šakoje, kurioje šiuo metu Kinija turi pranašumą, technologinės galios pasaulyje laimi tas, kuris yra mažiausiai priklausomas.